Nuo šiol GeoFace gali pasiūlyti ir augimo technologijų funkciją. Ją rasite pagrindinėme meniu. Paspaudę ant jos, galėsite auginimo technologiją arba susikurti, arba nusikopijuoti iš jau anksčiau atliktų darbų. Tai pradžiai susikurkime naują. Spaudžiame žaliąjį mygtuką kurti naują, užsirašome pavadinimą, kviečių pirma, pasirenkame pasėlį ir susipildome darbų šabloną. Viso sezono darbai susiveda vienam lange. Tai čia yra toks mūsų darbų planas. Pavyzdžiui, kad sėsime etaną, kad tręšime NPK trąšomis, vėliau dar tręšime salietrą, salietros planuojam 200 kg, NPK 120 kg. Galime įsivesti ir papildomus tręšimus. Bendras visų trąšų kiekis matysis viršutinėje tręšimo juostelėje, kiek azoto, fosforo, kalio pagal šią technologiją jūs planuojate atiduoti į 1 hektarą ir taip pat matysis to pasėlio rekomenduojama tręšimo norma. Žemiau užsipildome purškimus. Galime purkšti kartelį su Juventusu, galime įvesti dar vieną purškimą herbicidais, galime juos rinktis iš sąrašo, nebūtinai iš karto rašyti pavadinimus. Galime įsivesti ir dar vieną purškimą, pavyzdžiui, su fungicidais. Pridėti prie to pačio purškimo dar porą mikroelementų. Galim lygiai taip pat kaip ir anksčiau maišytis bet kokį pesticidų kokteilį. Supildome normas. Pesticidų, kaip žinote, mes parašome iš karto vidutinę tarp minimalios ir maksimalios, o mikroelementų tenka įsirašyti pačiam. Taigi surašius šį šabloną, sėjos, tręšimo, purškimo darbų, galime jį arba pritaikyti laukams, arba išsaugoti. Išsaugome, atsiranda kviečių pirma technologija, kurią bet kada galim paredaguoti, arba pritaikyti laukams. Paspaudus varnelę pasirinksime, kurie norime, kad laukai turėtų šią technologiją, renkuosi visus iš karto ir paspaudžiu pritaikyti. Ir taip vieno mygtuko paspaudimu man susikuria visi darbai planuojamų darbų sąraše. Tai čia buvo ir daugiau suplanuotų darbų, bet visur matysite prie suplanuotų naują pavadinimą technologija ir bus aprašyta, kuriai technologijai šitas darbas priklauso. Jeigu jis atėjo iš technologijos, jis ir turės prierašą technologija ir šiuo atveju kviečių pirma. Paspaudus ant tos technologijos, bet kada galėsit į ją įeiti, pasižiūrėti ją plačiau, paredaguoti, jeigu reikia, ir kada norit pritaikyti kitiems laukams. Lygiai taip pat galima susikurti technologiją, kviečių antrą, kopijuojant ją iš kitų laukų. Spaudžiam kopijuoti lauko technologiją, pasirenkam, iš kurio sezono darbų norime kopijuoti ir jeigu pasirenksime lauką, paspausim nukopijuoti, mums užsipildys to lauko technologija šiame šablone, galėsime išsaugoti ir turėsime kviečių jau antrą technologiją. Ir paskutinis būdas, ką galim padaryti su technologija, jeigu jūs vaikščiosite dar per savo istorinius duomenis GeoFace programoje ir rasite laukus, kurių technologija jūs tenkins ir norėsite persikopijuoti ją šiems laukams, galbūt tada nueikime į kokį kitą ūkį. Štai, sėja, tręšimas, purškimas. Tai lauko technologiniai kortelėje nuo šiol rasite mygtuką kurti auginimo technologiją. Paspaudus ant jos, tai reiks užrašyti pavadinimą, rapsų pirma, ir viskas, ką darėt su tuo lauku tą sezoną, bus nukopijuota kaip naujas technologijos šablonas. Ir kada norėsit, tada galėsit pritaikyti šią technologiją kito sezono laukams. Kad ir dabartinėme sezone pasirinksime kelis laukus, paspausim pritaikyti ir jiems bus sukurtas darbų šablonas pagal
rapsų pirmą technologiją, kurią nusikopijavom iš pat 22-3 metų sezono. Jeigu kils daugiau klausimų, visą laiką kviečiame rašyti į pagalbą arba skambinti tiesiogiai Geoface. Iki!